Teremtec Hunt 335, skelbiamas kaip lengviausias termovizorinis priedėlis rinkoje, sveria tik tai 400 berods ar 440 gramų. Yra mažiukas, komplektacija, dangtelis apsauginis, riegis, kontra varžtukas, lygiai taip pat sukamės žiedą, kontra užsifiksuojam, kad būtų jums patogus išsilygiavimas, dedamės ant ginklo ir prašau į medžioklę, po šaudyklos, po prisišaudimų. Labai ganėtinai sparčiai įėjęs pas mus į rinką brendas su itin aukšta kokybė vaizdą. Šiai dienai pagal YouTube'ės video galit pasižiūrėti, pasinagrinėti, ką rekomenduoju renkantis termovizorių. Tikrai daug informacijos susirinkti, pasinagrinėti vieną kitą, kaip rodo, vienų paklausti, jeigu vieni vienaip sako apie tą priedėlį, paskambinti kitiem pardavėjim, kitų paklausti apie tą patį priedėlį, apie trečią, tas tikrai užims jūsų laiką, bet pasirenkant termovizorių padės jums apsispręsti. Šitą termovizorinį priedėliuką galima iš bėdos naudoti kaip monoklį, nereikia nieko čia sukti, ekranas yra tikrai didelis ir pasidaryti iš bokštelio galima, bet aš kaip sakau, nėra universalaus dalyko. Jeigu tu nori naudoti jį ir kaip monoklį, ir kaip priedėlį, tai reikia arba pirkti papildomą okuliarą dar, sakykim, kuris yra užsukamas, su juo žiūri, tada nuimi, tada užsuki žiedą, tas užtrunka ir tuo momentu, sakykim, jums neužteks laiko užsidėti jį ir sumedžioti žvėrelį. Galima su žiedu užsidėjus jį naudotis, pasižiūrinėjimui, sakykim, jeigu neturit kokios kitos priemonės, bet vis tiek tamsių paros metu ant optikos pataikyti, uždėti tiesiai, užspausti, jau bus garsas, jau bus reikalų ir siūlyčiau nežiūrėti į termovizorinį ar naktinį priedėlį kaip universalų dalyką. Žiūrėti kaip į prietaisą skirtą užsidėti ir atlikti saugų ir kokybišką šūvį. Kaina šito yra 1990 eurų rinkoje. Tai šiai dienai su tokiais parametrais yra tikrai labai gera kaina, labai geras vaizdas. Turi brolį savo, šiandien jo čia neturiu, Hunt 650, ten jau yra matrica 640 ir lęšis 50 mm. Tai šios dienos irgi topiniai parametrai už 2990 eurų, kur tikrai nustelbė daug konkurentų, daug priedėlių.